Jeigu žmogus nori savanoriškai manyti, kad visa tai, kaip jisai santykiauja su savo maistu, visa tai yra iš esmės blogai, pikta ir kenksminga, tai, žinot, tikriausiai jam taip ir bus galų gale. Todėl, kad juk mintis sąmonė įtakoja tai, kaip mes jaučiamės. Jeigu mes nuolatos galvosime tik tai apie tai, kad mes labai blogai darome, mes labai blogai elgiamės, kad mūsų vartojamas maistas mums neša tik tai žalą ir blogį, tai galiausiai matyt taip ir atsitiks. Tai man yra, nežinau, tai yra tikriausiai galbūt primena net kažkokį tokį radikalų religinį, nepasakyčiau potyrį, bet tokį požiūrį, kai žmogus praleidžia didžiąją dienos dalį, vien galvodamas apie tai, koks jisai yra netobulas, koks jisai yra nuodėmingas ir kiek jisai turi dėl visko kalties, kas yra aplink jį. Aš nežinau, ar tai labai jau pozityvus gyvenimas, jeigu pasirenki taip gyventi. Jūs manote, kad tokiu būdu tuo metu žmogus netobulėja, kai jisai kaltinasi? Aš manau, kad ne. Tai yra nuodėmė iš tiesų. Viskas prasideda nuo minčių, viskas prasideda nuo svajonių, viskas prasideda nuo įsivaizdavimų. Jeigu tos mintis ir svajonės yra daugiausiai negatyvios, tai tikriausiai ir tas gyvenimas pasidaro negatyvus, ar ne? Man patinka, kai žmonės aplinkui save susitvarko. Kai žmonės susitvarko ir nešiukšlina. Ir dažniausiai tai būna be jokių akcijų. Tai nebūna nei marškinėlių, nei šūkių, nei užrašo darom arba opapa arba dar kas nors, kai žmonės tiesiog pasilenkia ir pakelia šiukšlę, kai žmonės įpranta neteršti aplink save. O jūs pakeliat šiukšlę, kai einate gatve ir jinai va mėtosi? Na gaila, nėra čia. Dabar negaliu parodyti savo pavyzdžių, nes čia ir šiukšlių šiaip jau nėra, pakankamai švaru aplinkui. Visos surinktos. Žinau, kas surinko. Taip pakeliu. Taip pakeliu, nors tai galbūt netitinka mano viešojo įvaizdžio, galbūt tai netitinka tokio įvaizdžio kaip žmogaus tokio ciniško ir bjauraus, maždaug užkalnis yra įsikandęs cigarą, vat jisai eina ir po jo nors ir tvanas ir jam nelabai rūpi, kaip aplinkinis pasaulis gyvena. Jūsų įvaizdis toks, ne? Taip, tai yra dalis mano įvaizdžio, aš pasakyčiau, galbūt jo tokia ženklesnė dalis, kuri bado visiems akis labai. Na, iš kitos pusės aš irgi galvoju, kad jūs esate daug ciniškesnis, negu kad mes dabar bendraujam. Jūs toks jaukus, patriotas, grįžęs į Lietuvą. Tai matot, kaip ciniškai galėtumėt gyventi Londone, uždirbti didelius pinigus, kaupti pensiją, keliauti po pasaulį ir vargo nematyti, bet iš tiesų, jūs dabar matyt, kai vaikštot po Vilnių, tai jau galvojat, čia gyventi, ten gyventi, o gal šitie langai visai smagus, ne? Taip, iš tikrųjų. Aš vaikštu ir galvoju, kur aš vaikščiosiu, kaip aš galvoju, kaip aš atsikėlęs ryte, išeisiu į miestą arba vakare grįšiu į namus, aš apie tai galvoju labai labai daug. Ir žinot, dar kitas dalykas yra, aš be to supratimo arba be to galvojimo, kad štai taip, aš noriu pats, kad man pasisektų grinai dėl savęs, dėl savo šeimos, aš noriu, kad mano šeima būtų laiminga, aš noriu, kad man būtų gerai. Bet dar labiau aš noriu įrodyti tiems, kas man visą laiką aiškina ir bando mane atgrasyti arba sako, nu jūs atvažiuosit, jūs tada jau pamatysit, kaip bus, pamatysit, pasimokysit, atsikasit, kai atvažiuosit į Lietuvą. Ir aš tikrai, man nebus didesnio džiaugsmo, kaip įrodyti tiems žmonėms, kad jie buvo neteisūs. Man atrodo, mes atėjom ten, kur jūsų laukia. Taip, iš tiesų. Ir jūs jau vėluojate, tai ačiū jums labai. Ačiū jums, neužeisit kavos? Užeisim kavos. Po reklamos žiūrėkite.
Klimato pokyčiai Lietuvoje. Tirpstantis ledynai ne tik potvynių siaubamos Azijos, bet ir mūsų rūpestis. Mūsų Baltijoje pasirodė silkiniai rykliai. Vidutinė oro temperatūra per 100 metų padidėjo beveik laipsniu, o jei pasaulio pastangos riboti šiltnamio efektą skatinančių dujų kiekį bus bevaisės, per 100 metų klimatas dar sušils 6 laipsniais. Tirpstantis ledynai, kylantis vandenynų lygis jau sukėlė įprastų procesų griūtį visoje ekosistemoje. Tai savo kailiu pajutome ir Lietuvoje, dūstame nuo karščių, skaičiuojame vėtrų padarytus nuostolius, stebimės neįprastai šalta arba besniegė žiema. Tačiau klimatologai teigia, tai tik išbandymų pradžia. Iš tikrųjų, žmogaus veikla yra padariusi jau meškos paslaugą klimatui. Čia ir tas pats, jeigu jūs įsivaizduotumėte didelį namą, monolitą, ir mes po truputėlį pradėtumėm iš to monolito po vieną kitą plytą ar ten kokią plokštę išsitraukti. Namas galų gale sugriūtų, nors jis labai tvirtas monolitas. Tai tas pats ir su klimatu. Mes išjudinom kai kurias sferas. Tai jeigu vieną sferą paveikus, veikia visos kitos sferos ir prasideda tokia grandininė reakcija. Todėl jį gavo pagreitį tas klimato kitimas. Mes visi turim suvokti tos problemos globališkumą, jos svarbą ir galimas pasiekmes, tai reiškia neįskiriant jokios šalies, tai reiškia palies visus. Mes galim būti patys puikiausi ir visiškai neišmesti jokių šiltnamių dujų, bet tai nežiūrint mus paliesti, taip pat kaip ir visus kitus. Jeigu, pavyzdžiui, visos šalis ir visos žiniasklaidos priemonės kiekvieną dieną žmogui duotum tą informaciją apie tai, kokios pasiekmes gali būti dėl to, ko mes nepadarom ir ką mes galėtume kiekvieną dieną padaryti tam, kad sakykime, nutolinti šitos, kaip sakant, gana katastrofiškus padarinius ir informuotume kas kartą apie progresą, kurį pasiekėm. Aš manau, kad tai galbūt anksčiau ir vėliau tą pasiektų žmonių sąmonę. Tai štai matote, kad nuo praėjusio amžiaus, maždaug 70 metų, vidutinė metinė temperatūra visą laiką didėja. Mes turime tokį augimą, kaip į kalną lipom. Lygiai tas pats yra stebimas ir pasaulio temperatūros. Ir beje, turiu pasakyti, kad jeigu kalbant apie klimatą, tai šis dešimtmetis, šito amžiaus dešimtmetis, tiek pasaulyje, tiek pas mus Lietuvoje, jeigu jūs pasižiūrėtumėt, buvo pats šilčiausias per visą stebėjimų laikotarpį. Netrukus 90 metų veiklos jubiliejų švęsiančios hidrometeorologijos tarnybos muziejuje saugomi ne tik vertingi informacijos apie mūsų šalies orus archyvai, bet ir įdomiausi orų stebėjimo prietaisai. Čia yra heliografo prietaisas, tai yra rutulys, kuris saulės matavimam ir aš jums parodysiu, kas yra gaunama. Štai pasižinokit, yra specialiame prietaise, yra ta juosta apjuosiama, saulė praeidama pro padidinamą šitą stiklą, išdegina ir mes, turėdami valandas, matome tiesiog, kuriomis valandomis saulė švietė labai švariai, kada jau didėjo debesuotumas, kada tik atsiranda taškeliai, o dabar aš jums parodysiu visą tą datą, kada čia tai buvo. 1927 metų, birželio 25 dienos saulės stebėjimai. Štai. Žinios apie orus mus pasiekia iš tokių kaip ši meteorologinių stebėjimų aikštelių. Visame pasaulyje jos įrengtos vienodai, visur dieną, naktį, kas 3 valandas, tuo pačiu metu čia meteorologai fiksuoja prietaisų parodymus. Galime didžiuotis vienomis seniausių Europoje meteorologinėmis tradicijomis. Orus lietuvių mokslininkai Vilniaus universiteto observatorijoje stebėjo prieš 350 metų. Deja, tvirtina klimatologai analizuojantys orų stebėjimo duomenys. Per šimtmečius labiausiai kito ne metodika ar matavimo prietaisai, bet klimatas. Tai jo šilimas lemia tuos audringus, keistus orus, nebūdingus vidutinio klimato juostoje esančiai Lietuvai. Tie visi pokyčiai ir tie ekstremalūs reiškiniai yra būdingi šalim, kur yra
Didžiuliai temperatūros skirtumai, kur labai skiriasi nakties temperatūra nuo dienos temperatūros, kur šalia yra jūra ir kalnai ir ten kokios nors dykumos ar ką, tai yra tikrai ir tų perkūnių būna praktiškai kiekvieną dieną. Mes nesam tas kraštas. Kaip aš minėjau, mes esam vidutinių platumų juosta, pas mus visko būna vidutiniškai. Tai ir tų perkūnių. Štai sumuštas rekordas. Per Liepos ir rugpjūčio mėnesį buvo 47 dienos. Tai reiškia, sumuštas yra metinis rekordas per 2 mėnesius. Jau nuo praėjusio šimtmečio pradžios daugėja reiškinių, vadinamų anomalijomis. Tai potvynio apsemtos katedros aikštės prieigos, desertinės lėkštės dydžio ledų kruša, 3 mėnesiai vasaros sausrų ir netgi žiema be sniego. 2007-2008 metų žiema, kada per visą žiemą mes neturėjome sniego. Absoliučiai nebuvo sniego. Tai buvo vienintelis atvejis per visą Lietuvos stebėjimų laikotarpį, kada mes visai neturėjome sniego. Per 300 metų. Taip. O sniegas iškrito ir labai daug pridarė žalos ir žmonių žuvo būtent tropikuose. Tai buvo tropinėse platumose, tai Kinijoje, kur iššalo maždaug 10% miškų. Tai buvo Bangladešas, Indija, kur žmonės neturi netgi normalių būstų arba drabužių. O ten sniego tikrai buvo gausų, o pernai mes ištisai šnekėjom škvalas, škvalas, škvalas. Ir kaip tik sinoptikai prognozė sako, taip laukiamas škvalas. Tai tas vėjo sustiprėjimas, ką mes matėme ir išverstus medžius nulaužytus ir pridaryta visokių nuostolių ir tiesiog namų stogai nunešti ir žmonės nukentėjo, žodžiu, škvalo metu. Dar vienas toks reiškinys. Ir tokių reiškinių intensyvumas didės. Didės ir netgi apie tą pačią žiemą kalbant. Vakar skaičiau tiesiog pasaulinių mokslininkų tokios prognozės, kad mes turėsime dabar tik labai labai šaltas žiemas ir labai labai karštas vasaras. Liktai toksai būtų susiniveliavimas, kad bus tiesiog vos ne 2 metų laikai. O gamtoje viskas susiję. Šilant klimatui pakinta gyvenimas visuose ekosistemose. Jau keletą dešimtmečių gamtininkai stebi, kaip Lietuvoje kitaip nei įprasta auga augalai, elgiasi gyvūnai, vabzdžiai, paukščiai, žuvys. Klimato šiltėjimas veikia pavasarinį paukščių atskridimo ankstėjimą. Dauguma ir artimųjų migrantų, ir tolimųjų migrantų atskrenda anksčiau. Paukščių arealai Lietuvoje, kaip ir Europoje, traukiasi rytų, šiaurės rytų kryptimi. Ir čia vėl kyla pavojus tom paukščių rūšims, kurios yra arealo pakraščiuose. Iš tokių galima paminėti dirvinį sėjiką, kurtinys, tetervinai. O iš kitos pusės pas mus atsirado baltieji garniai. Tai yra Kaspijos regiono paukštis, šiuo metu paplitęs ir Lietuvoje. Dėl klimato šiltėjimo keičiasi žuvų migracijos ir neršto terminai. Pavyzdžiui, intensyviausia pavasarinė migracija žiobrių buvo balandžio mėnesį, dabar jinai vyksta kovo mėnesį. Pastebėta perpelių gausos padidėjimas, nors buvo saugomos žuvis. Tai lėmė ne vien užterštumo mažėjimas, bet manoma, kad ir dėl šiltėjančio klimato didėja, nes tai labiau yra pietinių jūrų žuvis. Tai gali vienos saugomos rūšys išnykti, o kitos atsirasti, ateiti iš pietų. Deja, klimato kaitos pasekmių nebepakeisime. Europos aplinkos būklės ataskaitoje sako mokslininkai.